Labadiena. Šiandien mamos klausimas apie vaikui kelių vardų suteikimą. Rašau jums norėdama pasiteirauti ir išgirsti jūsų nuomonę apie toleranciją ir pagarbą mažam žmogučiui. Nežinau, ar tik man susidarė įspūdis apie lietuvių neigiamą požiūrį į vaikus, kuriems tėvai suteikia 2 vardus. Kiek žinau, svetur tai normalus reiškinys, o štai Lietuvoje vis dar neįprasta, žiūrima pagiežingai ir nedraugiškai. Mes dukrytei suteikėm 2 gražius vardus, tačiau daugelis žmonių labai kategoriški, sugadinote vaiko gyvenimą. Išgirdome tiek daug. Vaikams tai sukels dviprasmybių. Vaikas nebus šaukiamas vardu, o sugalvotų trumpiniu ar pravardę, nes kitiems sunku ištarti ilgą vardą. Dabar visi šaipysis iš vaiko ir jis pasimetęs nežinos, koks jo vardas. Visi priims kaip išsišokimą. Darželėje bei mokykloje auklėtojas pasirenka tik vieną vardą. Mokytojas į tokius vaikus žiūri kaip į išsišokėlius. Pildant dokumentus, rašant darbus ar kontrolinius reikės ilgai pasirašinėti. Mokyklos dieninė nėra tiek langelių, todėl pilnas vaiko vardas ir pavardė nebus įrašytas. Net registruojant dukrytės vardą buvo klausima, kam jums toks vargas. Internete taip pat daug neigiamos informacijos, o apibendrinus nuomonė tokia – išsišokimas. Todėl būtų įdomu sužinoti, kokiais motyvais remiantis jūs išrinkote savo visiems vaikučiams po 2 vardus, kaip jūsų vaikai priima savo vardus ir kaip jie jaučiasi, kaip juos vadinate namuose, pilnais 2 vardais ar vienu, kaip šaukia kiemo, darželio, mokyklos draugai bei pedagogai, kaip vaikai prisistato patys. Ar vaikai nesusiduria su problemomis ar patyčiomis? Ar tikrai Lietuvos visuomenė netolerantiška vaikų, mažųjų mūsų piliečių atžvilgių? Dėkoju už atsakymą. Klausimas daugelypis. Dėl to, kad mes tikrai kalbame ir apie toleranciją, ir apie pagarbą, ir apie tai, kad koks yra vardo suteikimo vaikui procesas. Kalbant istoriškai, istoriniuose šaltiniuose iš jų jau akivaizdu, kad 17 amžiuje ir net anksčiau žmonėms, vaikams būdavo duodami 2 ir net daugiau vardų. Visų pirma, tai buvo susiję su tam tikra padėtimi visuomenėje. Kaip įvairios kultūros irgi turi savo tradicijas. Pavyzdžiui, katalikiškų kraštų kultūra ir tradicija yra duoti netgi moteriškus antrus vardus ir vyriškosios lyties vaikams. Pavyzdžiui, Marija, ar ne? Arabų kultūroje vidurinis ir 2, 3 ir net 4 vardai atspindi tam tikrą prasme šeimos medį ir visą šeimos tradiciją. Ten buvo manoma, esant garbės reikalu, suprasti ir žinoti žmogaus šeimos istoriją ir iš kur jisai yra, vien jam pasakius keletą savo vardų. Dažnai tuo antruoju viduriniu vardu, ypač anglosaksiškose šalyse, tampa motinos pavardė. Ten, kur vyriškosios ir moteriškos pavardės nesiskiria. Šalyse, kuriuose netgi skiriasi, tarkime, Ispanijoje, tai motinos pavardė lygiai taip pat lieka ir tampa tuo viduriniu ar antruoju, trečiuoju vardu. Taigi priežastys yra įvairios. Tai gali būti šeimos tradicijos, nes mes norime pagerbti tam tikrą šeimos asmenį. Tai gali rodyti mūsų pagarbą tam tikram, ne šeimos, bet apskritai istoriniai asmenybei. Tai gali būti kultūra ir įprotis. Tarkime, mano Švedijoje šeima, pas kurią aš gyvenau, vaikai turi po 3 vardus. Pirmas yra duotas tėvų, antras yra iš tėvo giminės linijos, trečias yra iš motinos giminės linijos. Taigi kiekviena kultūra taip pat turi savo tradicijas. Tai gali atspindėti ir iš kur yra ta šeima ir tai vidurinis vardas gali būti net ir tam tikras, jungiantis vardas. Pavyzdžiui, jeigu ir pavardė ir pirmas vardas yra labai trumpi ir galbūt net tarpusavėje nelabai derantis, tai tas vidurinis vardas gali visą tai gražiai apjungti. Arba jeigu mes duodame vaikui, norime išlaikyti tam tikrą tradiciją, bet ir suteikti modernų vardą. Vienu žodžiu, priežasčių tikrai yra daug
yra įvairiausių, apie jas yra nemažai straipsnių ir nemažai literatūros. Taigi tai yra netoks jau retas reiškinys ir tikrai nesmerktinas ir nevertas patyčių, netolerancijos ir pašaipos, ar ne? Atsakant į jūsų klausimus, ar sukels tai daug dviprasmybių? Aš manau, kad daugiau dviprasmybių sukelia tokie vardai, kurie yra apskritai neaiškus, visiškai svetimi mūsų kultūrai ir, na, nežinau, tarkim, Maleficenta, ar ne, toks vardas Lietuvoje, jis sukeltų tikrai turbūt daugiau nuostabos negu Ona Marija, ar ne? Šiuo atveju mums ir kultūriškai, ir tradiciškai labiau priimtinas antrasis variantas. Pirmasis, na, kaip ir vienas vardas, bet turbūt skambėtų šiek tiek neįprastai, ar ne? Taigi apie tas dviprasmybes, aš manau, jeigu tai yra gražus, lietuviški ir nebūtinai lietuviški, tarptautiniai, bet įprasti Lietuvoje vardai, tai tikrai neturėtų sukelti kažkokių neaiškumų ar dviprasmybių. Kodėl vaikas nebus šaukiamas vardu, ar nebus šaukiamas trumpiniu? Austėja nėra labai trumpas vardas, ar ne? Mane gyvenime ne vienas žmogus bandė vadinti Austę. Sulaukė tokio žvilgsnio ir tokios reakcijos, kad labai greitai liovėsi bandę. Lygiai taip pat mūsų jauniausioji dukra. Ja karts nuo karto vis pabando trumpinti jos vardą ir pavadinti, pavyzdžiui, Trudę, ar ne, Gertrūda, Trudė. Ir jie atsisuka ir sako, mano vardas Gertrūda. Ir tokiu balsu ir tokia intonacija, kad, na, žmonės tiesiog gerbė jos pasirinkimą ir, na, negirdėjau, kad ir toliau bandytų vadinti Trudę. Ne, tai yra, na, dėl sunkaus vardo ištarimo, vėlgi, jeigu kalbos padargai veikia, tai mes turėtumėm galėti ištarti tą vardą, ar ne? Be to, na, tarkim, Konstantinas, ar ne, jau yra 4 skiemenys. Gali būti Ona Jorė. Tai yra lygiai tie patys 4. Na, ką tai reiškia? Labai, labai ilgas. Ne? Kodėl vaikas turėtų pasimesti ir nežinoti, koks jo vardas? Aš iš vis neįsivaizduoju. Ar ne, čia turbūt jau ne ta problema būtų, o šiek tiek gilesnė, jeigu žmogus nežino, koks jo yra vardas. Ir nesvarbu, ar tas vardas vienas, ar jie yra 2. Kaip tai priims visi, ar ne, jūs rašote, kad žmonės jums sako, kad tą 2 vardų suteikimą žmonės priims kaip išsišokimą. Aš manau, kad gyvenime tikrai yra didesnių išsišokimų negu 2 vardų vaikui suteikimas. Ir tikrai nesukite dėl to galvos ir nesijaudinkite. Auklėtojas pasirenka tik vieną vardą. Na, kiek aš žinau, tai tėvai suteikia savo vaikui vardą, o ne auklėtojos ar mokytojos. Ir jeigu jūs paprašysite, kad auklėtoja arba mokytoja vadintų vaiką abiem vardais, nes taip jūs darote šeimoje, tą jos ir turėtų daryti. Ne, mes vaikystės sode turėjome ne vieną tokį atvejį, kai vaikas turi 2 vardus ir šeima specifiškai paprašo, kad vaikas būtų šaukiamas abiem vardais. Žinoma, kokios problemos. Aš neįsivaizduoju, kodėl tai turėtų būti problematiška, jeigu jūsų šeima nori, kad vaikas būtų šaukiamas abiem vardais. Pildant dokumentus, na, mes jau 13 metų pildome dokumentus, nes mūsų vaikai turi 2 vardus ir reikia užpildyti. Ir dar nie karto nesusidūrėme su situacija, kad pritrūktų langelių arba, na, iš to būtų padaryta tragedija. Jeigu kartais netilptų, aš manau, na, užpildysite tiek, kiek telpa ir viskas bus puiku. Nereikia daryti problemos ten, kur jos nėra. Ar ne, jau nekalbant apie mokyklos dienyną ar apie patį vaiko pasirašinėjimą. Vaikas, jeigu nori pasirašinėti, vien tik trumpiniu, jisai iš vis gali pasirašinėti inicialais ir visi tai supras. Kalbant konkrečiai apie mūsų vaikų vardus, kodėl mes tai pasirinkome, tai, na, mes pasirinkome vieną iš tų jau mano vardintų būdų, kodėl paprastai yra pasirenkama duoti vaikui ne vieną, o daugiau vardų. Mūsų atveju tai yra šeimos vardai,
tie vardai buvo mūsų giminėje, tai buvo žmonės, kuriuos mes tam tikrą prasme taip prisimename ir pagerbėme. Ir taip išsaugome šeimos tradiciją. Be to ir mano tėtis turi 2 vardus ir mano vyro, ar ne, vaikų, mano tėvo irgi tėtis savo visame varde naudoja 2, 3 ar ne vardus iš viso su pavardė kartu skaičiuojant. Taigi tai yra tam tikrai ir mūsų šeimos tradicija ir mums tai yra svarbu ir reikšminga. Kaip mūsų vaikai priima tuos vardus? Na taip, kaip Jonas priima savo vardą, taip mūsų Augustas Gabrielius priima savo vardą. Ar ne? Tai yra mano vardas. Jis galbūt tam tikrų etapų man labiau patinka, tam tikrų etapų mažiau, bet tai yra mano vardas, tai yra mano identiteto dalis. Ir aš net netu galimybės, kad galbūt bus toks etapas, kai jiems iš vis nepatiks jų vardai, ar nepatiks tik tai vienas iš jų. Na, bet tada aš guodžiu save tuo, kad bent jau vienas turėtų patikti, ar ne? Iš tų, kuriuos jisai turi. Ir kaip mes vadiname namuose, paprastai vadiname vienu vardu. Antras iš mūsų 4 vaikų yra pasirinkęs iš vis. Jis paprašė, kad mes jį vadintumėm trumpiniu ir jam patinka tas trumpinys. Dėl to mes jį taip ir vadiname, ar ne? Laisva, demokratinė Lietuva, žmogus gali pasirinkti, kaip nori, kad jis būtų šaukiamas ar vadinamas, kokiu vardu kviečiamas. Dėl to mes ir atsižvelgiame į mūsų vaikų norus ir pageidavimus. Jeigu situacija yra labai rimta, kažkaip taip susiklostė, kad mes dažniausiai vartojame abu vardus ir tai yra dažnai susiję ir su tonu, ar ne? Pavyzdžiui, Morta Sofija. Ar ne? Tai yra tokia situacija, kai keletą kartų kvieti, vaikas negirdi, ar ne, tu nori, kad jisai atkreiptų dėmesį, nekibė, ir tada jau parodydamas, kad tai yra ypatingai svarbu, naudoji abudu vaiko vardus. Paprastai mūsų vaikai irgi iš karto labai sureaguoja, aha, tai turi būti, abiem vardais mane kviečia. Kaip vaikai prisistato, vėlgi priklausomai nuo situacijos. Aš esu girdėjus, kaip mūsų vaikai prisistato abiem vardais, esu girdėjus, kaip prisistato vienu vardu ir esu netgi girdėjus, kaip prisistato trumpiniu. Ar ne? Taigi vėl, tai yra jų noras, jų pageidavimai ir tam tikros situacijos, kurios iššaukia vieną ar kitą prisistatymą. Ar vaikai susidūrė su patyčiomis? Ne. Niekada kol kas nesusidūrė su patyčiomis. Mokytojai ugdymo įstaigose, į kurią mes vedėme savo vaikus, netgi paklausdavo, kaip norite, kad jie būtų vadinami. Išskyrus Belgijoje, bet mūsų nors sūnus kaip ir nori, kad jį vadintų trumpiniu, bet ten nelabai yra ta tradicija. Dėl to jis būdavo šaukiamas, kviečiamas pilnu savo vardu. Ir, na, kalbant apie toleranciją, aš nedrįščiau sakyti, kad visa Lietuvos visuomenė netolerantiška, ar ne? Aš net prieš, na, filmuojant šitą atsakymą, mes su kolegomis apie tai pasikalbėjom ir sako, Dieve mano, ar gali tai būti, ar ne? Na, akivaizdu, kad tie žmonės, su kuriais aš pasidalinau, nebūtų tie, kuriem tai būtų keista, ar kurie sakytų, ką čia sugalvojai ir taip toliau ir panašiai. Ar ne? Bet kadangi jūs su tuo susidūrėte, tai aš net metu galimybės, kad yra tokių žmonių, su kuriais galima susidurti. Be to ir aš pati per mūsų vaikų istoriją esu susidūrusi su tokiais žmonėmis, kurie norėjo įkišti savo trigrašį ir pasakyti, kaip kvailai mes pasielgėme. Ar ne? Tokioje situacijoje galima pasakyti, na, ačiū už jūsų nuomonę, bet, na, mano šeima yra mano šeima, mano vaikai yra mano vaikai, aš priimu dėl jų sprendimo, jūs malonėkite priimti sprendimą dėl savo vaikų, ar ne? Na, kiekvienas kreipkime dėmesį į savo kiemą ir į savo kiemo problemas ir rūpesčius, ar ne? Pirmą susitvarkykime su savo reikalais prieš pradėdami tvarkyti kitų, nes aš manau, kad kiekvienas mūsų turime pakankamai ir savo asmeninių reikalų, kuriuos reikėtų apsitvarkyti, ar ne? Tai nesijaudinkite, jums norėčiau to palinkėti. Ir, na, nekreipti dėmesio į tai, ką mano, manys ar pasakys kiti. Tai yra nuomonė. Faktas yra tas, kad galima duoti vaikui daugiau negu vieną vardą, kad tai yra tradicija ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Lietuvoje galbūt šiek tiek retesnė, ar ne? Bet, na, ir vardas Austėja. Tada, kai aš buvau maža, buvo labai labai retas. Bet jis vis viena buvo lietuviškas, vis viena mano tėvai jo džiaugiasi
Ir teisybę pasakius, aš pati juo lygiai taip pat džiaugiuosi. Taigi, daug kas priklauso nuo aplinkybės, nuo situacijų, nuo to, kaip mes tą pateikiame, ko mes iš to tikimės. Ir jeigu jūsų vaikas džiaugsis, jeigu jūs džiaugsitės, jeigu jis pasitikės, tai tikrai viskas bus puiku. Sėkmės!